programa ir aš labai norėčiau, kad aš ją specialiai įdėjau rugpjūčio pradžioje, atkreipdama po to, kai aš ilgai analizavau tą programą, kuri vadinasi Tėvynės sąjungos ekonominė programa. Na, pirmiausia, jie paskelbė, kad jie darė ekonometrinius tyrimus, jie jų nedarė. Ten yra excelinės lentelės. Aš dėstu ekonometrams ir mes visi su studentais ilgai ieškojau. Taip, kad mokslas ten yra truputėlį suvaidintas. Ten yra nupeiskopinta. Aš dabar baigiu knygą ir ten bus parašyta, kas nuo ko nukopinta. Bet esmė yra ne ta. Esmė yra kita. Mano programa prasideda 3 dalykais apie pasaulį, kuriame mes gyvename. Lietuva yra maža ir labai atvira ekonomika. Didžioji dalis mūsų investicijų yra ir mūsų investicijų, ir mūsų galimybių išgyventi yra susietos su tuo, koks yra pasaulis. Pasaulis, kuriame mes gyvename, yra visiškai nenuspėjamas. Yra 3 dideli įtampo židiniai, kuriuos aš savo programoje miniu. Mes prie prioriteto perėsim. Ar skirtumą galite įvardyti? Taip, tai ir yra esminis skirtumas. Aš noriu kalbėti apie realius dalykus, o ne kurti dar vieną ilgą programą, kurios įgyvendinti negali, nes ji neturi ryšio su gyvenimu. Gerai, ačiū. Prie prioritetų Seime mes, ką jūs darysite, mes prieisime. Dabar aš labiau noriu asmenybės išsiaiškinti. Aš tikėjausi, kad galbūt atsakysite, aš gal daugiau žinau, mano gal patirtis didesnė, bet aš... Tai jūs taip matot. Gerai. Na ką aš matau, tai visiškai nekoreliuoja su dabartinė situacija. Gerai. Ponia Bramkienė, kokias jūs vertybės atstovaujate? Aš atstovauju žmonės, kuriems svarbiausias žodis ir tikslas buvo laisvė. Ir šįmet aš išleidau knygą, toj pačioj leidykloje, beje, kur ir Aušra leido, Žaros leidykloje, kuri vadinasi Laisvės klavyras. Šita knyga, žinoma, atspindi tai, ką aš rašiau atgimimo laikais. Ir man tai yra svarbiausias dalykas. Bet laisvę suprantu labai plačiai. Ir kaip asmens laisvę, ir kaip tautos laisvę, ir kaip valstybės laisvę daryti sprendimus. Ir man yra labai svarbus pagrindinis tikslas, kad išliktų šita tauta. Šita tauta, garantijų neturi nei viena tauta, bet ypač tokia, kuri yra ir neskaitlinga, ir gyvena tokioj vėjų pagairiai. Tai štai yra mano pagrindinis tikslas. Visi kiti dalykai tik tarnauja tam tikslui. Laisvė, nepriklausomybė ir norėčiau, kad žmonės būtų laimingesni šitą. Ačiū labai. Ponia Margikienė. Vertybės. Na, aš būsiu labai trumpa, mane iš tikrųjų domina esminis dalykas yra teisingumas. Laisvė yra labai gerai, bet kai laisvė yra ne visiems, tai jau nėra gerai. Iš tikrųjų, esu praktikuojanti katalikė ir labai nuoširdžiai, labai ramiai pasakysiu. Mane iš tikrųjų labiausiai jaudina. Tie, kurie labiausiai kenčia. Tai yra teisingumas kenčia. Gerai, ačiū labai. Dabar aš kiekvienai iš jūsų užduosiu pas šiek tiek skirtingą klausimą, o po to pereisim prie tos dalies, kur jūs galėsite replikuoti ir komentuoti viena kitos pasakymus. Todėl turėkite omeny, kad prašyčiau dabar nereplikuoti atsakymų. Tai politologas Tomas Janeliūnas sako, kad jūs, ponia Bramkienė, atstovaujate ortodoksiškąją konservatorių pusę, todėl liberalesni žmonės už jūs nebalsuos. Ką jūs galėtumėte tai pasakyti? Ačiū už labai gerą klausimą. Kai ponas Janeliūnas sako ortodoksiškai, tikriausiai jis turi omeny Chestertono veikalą Tradicija. ortodoksija. Labai tradicinė. Tai todėl aš ant jo negaliu nei pykti, nei kritikuoti, nes ortodoksija yra kartais vartojama kaip katalikybės sinonimas. Tai aš tikrai nesigirsiu, kiek aš kartų praktikuoju, nesu labai tobula katalikė ir šiaip nesu labai jau tokia, nepasakyčiau, kad be nuodėmės, bet taip, aš esu katalikė. Tai manęs Janeliūno posakis niekiek netrikdo, tačiau aš esu girdėjus aštresnių pasakymų, kai kas vadina mūsų tą krikščioniškai sparną, nors aš tarp kitko konservatoriam priklausau, ne krikdemam, bet čia detalės. tą sparną vadina talybais ir panašiai, tai aš noriu pasakyti, kad vienas iš mano veiklos esbo aspektų yra kova su talybais. Kaip tik kova su talybais mane kaip moterį labai angažuoja, nes ką daro tikrieji talybai? Jie žudo moteris Irake, Sirijoje ir kitur už tai, kad jos įgyja profesiją. Jie žudo mergaitės už tai, kad jos eina į mokyklą, net į pradinę mokyklą neleidžia. Štai kas yra tikrieji talybai.
Tai aš neveltui sakiau, kad aš esu už laisvę. Aš esu už asmens pasirinkimo laisvę, už tautos pasirinkimo laisvę ir už religijos laisvę be abejonės. Ir kada žmonės yra Irake ir Sirijoje žudomi dėl tikėjimo, kad jie ten kokiai tai mažumai priklauso ar kad jie krikščionys, tai aš labai nenorėčiau, kad mes vieni kitus diskriminuotume vien dėl to, kad priklausome vienai ar kitai tautybei ar religiniai bendruomeniai. Gerai, taigi, jūs tarsi pritarėte Janeliūno pasakymui, kad jūs... Janeliūnas pasakė, turėdamas omeny katalikybę, čia yra sinonimas. Bet aš noriu atsakyti kitiems. Niekada nebuvau, nesu ir nebūsiu talibė. Mane Antanas Terleckas Sąjūdžio laikais taip įvardino. Nu ką sako, nors tu ir liberalė, bet nebloga mergička. Tai tiek to, gyvenam. Kodėl jis mane laikė liberalė, nežinau. Aš nebuvau ta liberalė, bet jiems taip atrodė, lyginant tikriausiai su tikraisiais ortodoksais. Dėkui. Tas pats politologas, ponia Valinė, apie jūs šio apygardą taip atsiliepia. Iš tikrųjų, jūs iš dalies prieš tai atsakėte į šitą klausimą, bet aš jau turiu jį užduoti. Jis sako, kad jūs pritrauksite rinkėjus, nes atstovaujate nuskriaustuosius. Kaip galite pakomentuoti, ar matote save nuskriaustųjų gynėją? Aš nematau gynėją, aš tiesiog noriu būti kartu su jais. Iš tikrųjų, aš nežinau, ponas Vilijos turi lyginį priklausomą, aš esu praktikuojantį katalikė, pakankamai griežtai praktikuojantį. Ir aš labai gerai ir labai mėgstu ir labai skaitau bažnyčios dokumentus. Aš noriu vieną gabalėlį pacituoti, jis mane sako... Jeigu labai neilgai, tai yra 20 minučių praėjo. Ir jose yra visa esmė. Neturėtų būti taip, kad akcijų kursų nuosmukis 2 taškais biržoje patraukia didelį dėmesį, o pagyvenusio benamio mirtis iš šalčio lieka nepastebėta. Tokios ekonomikos niekam nereikia. Tai vat aš padarysiu viską, jeigu pakliusiu į Seimą, kad kiekvieną kartą, kada matysiu, kad tai gresia, atsistosiu ir rėksiu. Mane dažnai kaltina, kad aš rėkiu, bet aš tikrai rėksiu toje vietoje. Aš galiu būti labai rami, bet tai žmogus miršta dėl to, kad jis neturi ką valgyti, o tai dėja mūsų tikrovė, tai aš rėksiu. Tai mano sekantis klausimas jums buvo, kodėl einate į Seimą, bet jūs ką tik to pačiu ir atsakėte. Tai tada ar galite dabar tiesiog užduoti poniai Abramikienei labai panašų klausimą. Jūs jau bandote į Seimą pakliūti 6. kartą, 6. kadencijai. Kodėl ir vėl einate į Seimą? 6. kartą. Matote, paradoksas, bet dabar aš kaip tik esu pačios geriausios formos. Čia kai Graužinienė apie pirmoji kadenciją. Ką sako Graužinienė, aš ne viską girdėjau, nes nebuvo mano aktualija klausyti, ką sako Graužinienė. Bet suprantat, aš atėjau į Seimą tokio amžiaus, kaip dabar mūsų jaunimas ateina, mūsų partijos jaunimas, kurie sąraše užėmė tikrai aukštas vietas ir jie formuos vyriausybę. Bet tais laikais nebuvo nei tokių mokslų, kaip dabar jaunimas turi. Mes atėjome, aš atėjau iš meno sferos. Ir į mane daug investavo ir tarptautinė bendruomenė. Aš turėjau labai geras stažuotės Jungtinėse valstijose. Beje, tą stažuotę man parūpino Hillary Clinton ir tikrai tai yra tiesa, nes jai patiko mano viena kalba. Vienoje, kurią aš pasakiau, turėjau didžiulę stažuotę visose Skandinavijos valstybėse. Jie supažindino mane su savo socialinė programa. Žodžiu, aš turiu šiandien visas galimybės grąžinti savo valstybę ir tautai tą, ką į mane buvo įdėta. Ar aš kandidatuosiu dar kartą po to, nežinau, nes aš turiu svajonę. Aš jums sakiau, aš išleidau knygą, bet aš žinau, kad aš galiu išleisti dar ne vieną knygą. Kadaise rašiau ir neblogai rašiau. Moku galų gale 4 užsienio kalbas, supraskite. Mūsų Seime, ypač pastarajame, iš viso buvo tragedija su užsienio kalbomis. Tai va, o man nėra problemų, man nereikia vertėjų, kai aš kur nors nuvažiuoju, suprantat? Ir todėl pasitikėjimas yra visiškai kito lygio negu su tuo politiku, kuriam reikia. Ačiū už atsakymą. Sąžiningumo dėlė, ar ponia Maldeikienė norit pasakyti, kiek jūs užsienio kalbų mokate? Na, kad galėtų auditorija... Galim patikti. Prancūziškai moku skaityti, bet nesusikalbėti. Gerai, tada iš karto jums sekantis klausimas. Ši rinkimų kampanija vis kalba apie pokyčius, bet darosi labai aišku, kad Lietuvoje nieko nėra stabiliau už pokyčius. Tai jūs, jeigu pateksite į Seimą, kaip manote, kokių pokyčių reikia ir
norint trumpinti laiką, kas būtų prioritetai? Esminiai prioritetai. Absoliutus ir vienas Lietuvos prioritetas, ne visos investicijų skatinimo. Tarp kitko, baigiu knygą parašyti ir ta programa ten išrinduota, tai nėra jokių pokyčių. Tai yra tas pats išstūmimo ekonomikos variantas, kaip jį vadina bažnyčia. Tai yra gerovės slinktis viršų. Duodam viršų ją, pasumažinam jie mokesčius, leidžiam jiem daryti, ką nori ir jie gera valia pasidalins. Iš tikrųjų šito nevyksta niekur pasaulyje, faktai nepatvirtina, nie viena pasaulio šalis to nepatvirtina. Ir vienintelė ir esminė problema, kurią jau Lietuvai pradeda sakyti ir Tarptautinis valiutos fondas ir visa kita, yra nelygybė. Negalima toliau šitaip skatinti šalyje nelygybės. Net ir pajamas vienodas gaunantis žmonės, tarkime, gaus žmogus Lietuvoje 1000 eurų pajamų, tai samdomas darbuotojas mokės net 726 eurus mokesčių, o žmogus, kuris gavo tą 1000 eurų kaip dividendus, mokės tik 150 eurų. Kodėl nuo tos pačios pajamų sumos yra tokia skirtis? Tai aš tikrai... Kaip mažinti skirti? Aš nežinau, ką daryti, aš jiems aiškinau gražiai 20 metų, kad taip negalima. Kai ponia Vilija suranizavo apie progresinius mokesčius, na, aš irgi buvau stažuotėje Amerikoje, tiesa, ne ponios Hillary kvietimu, o Bilo Clintono 90. Aš turiu diplomą, kurį man davė Voice America ir už mano straipsnius 91-92 metų. Aš taip 91 ir 92 metų, jeigu tam reikia, galiu parodyti. Aš taip pat metus Oksforde mokiausi žurnalistikos ir baigiau visą postkursą. Taip, kad mes visi čia mokyti. Problema ne moksle, problema tame, ar iš tikrųjų tas mokslas virsta ko nors. Tai aš iš tiesų neturiu nei didelės komandos ir man parašyti 5 puslapius, kurie labai koncentruoti, yra sudėtingiau negu, nežinau kiek ten, 10 000 žmonių sėdi toje partijai. Aš netgi pasirašiau savo atskirą programą, Lietuvos sąrašas turi kitą. Man sąrašo programa nepatiko. Aš palaikau, kaip ko nepalaikau. Aš sakiau tiesiai, aš tiesiai šviesiai pasakiau. Aš jau pasakiau, jūs mane imat su mano programa ir aš ją dėl jos kovosiu. Jeigu jums netinka, jie man patys pasiūlė, jie sakė, kad jie... Gerai, ačiū Jums.